Tai baigiamasis darbas, vienas sluoksnis uždėtas. Gražiai viskas atrodo. Taip slenkščiai po plastmasėm padengta. Priekis sutvarkytas. Taip, dabar noriu nufilmuoti. Привет. Atvažiavo antikoroziniam, ką aš norėjau parodyti. CRV. Pats noriu pasižiūrėti, kaip ir žmogus darosi pas mus šiandien antikoroziją savo automobiliams per pažįstamus. Taip, vakar mačiau, kol šlapia buvo negera, aš nerodysiu rūdžių čia, tos mašinos čia, nes nesvarbu. Slenkščiai. Anos pusės nematau. Ir pasakykit, prašau, į kur tai mašinai kreiptis, kokį centrą suvo, Dinitrol, NHAU, Kraunas. Kas čia tą koroziją sustabdys? Korozija po dažais. Jeigu aišku, apie ką aš šneku. Kada korozija, čia irgi dažai, jie nenubirėję yra. Kada va čia nubirėję dažai, korozija atvira, tai taip. Pristabdyti kuriam laikui koroziją galima. Bet kada po dažais dar neišrasta tokia chemija. Iš Dinitrolo išėjęs pats bandžiau begalę tų aliejų, visokių chemijų, korozijos stabdymui. Visos jos, beveik visos stabdo labai ribotą laiką. Pasiduoda medžiaga, metalas savo paima, korozija savo paima viršų. Vieną 3 mėnesius laiko, kitą 6 ir pradeda lysti defektai, korozija plinta toliau.